Jeigu jums skauda nugarą arba kelius, viena iš skausmų priežasčių gali būti jūsų keturgalvis šlaunies raumuo. Keturgalvis šlaunies raumuo yra vienas iš didžiausių mūsų raumenų grupių ir jisai yra gana ilgas raumuo, todėl jo trumpėjimas gali įtakoti kelių ir netgi dubens pasvirimo į priekį priežastį, kas išprovokuoja nugaros skausmus, ir vien keturgalvio tempimas gali nepadėti jums išspręsti šios problemos. Mes kasdien naudojame tokias padėtis kaip sėdimas ant suoliuko, kėdės, sofos ir panašiai, ir mūsų keturgalvis yra įpratęs maksimaliai dirbti iki 90 laipsnių arba netgi mažiau. Jis dėl to yra sutrumpėjęs, jis gali būti ir stiprus būtent tam judesį, kurį kasdien naudojam, bet kuomet mums jau reikia tūpti ženkliai žemiau, mes labai dažnai nebegalime įtūpti ir net neturime jėgos to padaryti. Dėl to parodysiu vieną pratimą, kurį galite įsimesti savo kojų treniruotę ir jis jums ilgainiui padės išspręsti šios problemas. Pakilų aukštis priklausys nuo jūsų lygio. Būtent pakilos mums sukurs deficitą, kur mes treniruosime keturgalvius dirbti daugiau nei iki 90 laipsnių lenkimo. Ir pradžiai rekomenduočiau nepersistengti ir leistis iki to momento, kada pajausite ne per stiprų keturgalvį tempimą. Mes turėsime su visų kūnu išsitiesinti ir leistis vertikalia linija žemyn. Dubenį pasukam po savim, kad čia išgautume tempimą. Lėtai, neskubam, leidžiame žemyn iki to laipsnio, kiek galite, jums gali užtekti ir tiek. Aš, pavyzdžiui, galiu iki tiek, padarau pauzę ir su išpūtimu atkylu.